Sveiki gyvi Sport 1 žiūrovai, su jumis sveikinasi Osvaldas Vagelis ir laida Sportas LT, kurioje šiandien jums pristatome jau antrąjį kartą Druskininkuose vykusi tarptautinį pusmaratonį 2011. Čia savo jėgas pasiryžo išbandyti per 300 bėgikų, beje, tarp jų netruko ir bėgimo debiutantų, tad dabar ir siūlome pasiklausyti tokių debiutantų įspūdžių. Kelintą kartą jau tenka dalyvauti panašiame renginyje maratone bėgti? Nepatikėsit, pirmą kartą. Nusprendėm su draugu sudalyvauti ir išbandyti save, savo jėgas, ko esam iš tikrųjų verti. Tai pasižiūrėsim. O kaip tada sugalvojate, iš kur kilo tokia mintis? Sugalvojom praeitą rudenį, kai vyko Vilniaus mažasis maratonas, mes važinėjom su dviračiais ir pagalvojom, kodėlgi mums irgi nepabandžius šitos rungties. Todėl sužinojom, kad vyks Druskininkuose šis puikus renginys ir nutarėm sudalyvauti. Kaip ruošitės šiam maratonui? Ruošiamės nuo lapkričio mėnesio, tai gaunasi kažkur tai kiek, 4 mėnesiai ir daugiau. Būtent taip. Ar yra sostinė, kur pabėgiot? O žiemą tai yra daug sporto klubų, o pavasaris buvo truputį šaltokas, bet buvo keletą kartų išbėgimų. Kalbant apie šiandieną startą, ar turite jau numatę pozicijas, kokias planuojate užimti, ar bent turit kažkokį planą? Per 3 valandas padaryti finišą. Taip, toks pat tikslas. Svarbu sudalyvauti ir pabandyti tilpti 3 valandas. 3 valandos galbūt nėra tas laikas, kurio užtektų triumfuoti šiame maratone. Praėjusiais metais Druskininkuose triumfavo Aleksejus Čemodanovas iš Boronovičių miestelio Baltarusijos. Jis trasą įveikė per 1 valandą 11 minučių ir 53 sekundės. Vidutiniškai Aleksejus bėgo 17,5 km greičiu ir to užteko triumfuoti maratone. Kaip tik duodamas startas bėgikams, kaip matote, tikrai gausus būrys, kaip jau minėjau, iš kelių skirtingų Europos šalių, tai yra ne tik iš Lietuvos bėgikai čia susirinko, tačiau ir iš Lenkijos gausi delegacija, taip pat Latvijos, Didžiosios Britanijos, atrodo buvo ir bėgikų iš Olandijos, taigi tikrai spalvota publika. Na ir reikia pasakyti, kad pusė maratono, jeigu nežinote, tai yra 21 km 97 metrai. Na ir kaip minėjau, galima tikėtis, kad bėgikams prireiks maždaug valandos 10 minučių, galbūt geriausiems kitiems, galbūt prireiks ir 2 valandų, tačiau be abejo daugumai svarbiausia yra finišuoti ir laikas galbūt jau yra tik antroje vietoje. Na taip pat reikia paminėti, kad prieš pusę maratono distancijos vyko ir 5 km bėgimas ir jame geriausiai sekėsi elektriniškiui Egidijui Markūnui. Jis 5 km įveikė vos per 18 minučių ir 12 sekundžių, taigi puikus laikas. Na, o merginų grupėje triumfavo Jolanta Kamantauskaitė. Finišavote pirmą šiandieną, gavote įspūdingą taurę, apdovanojimą. Ar pats tikėjotės tokio finišo? Ne, tikrai nesitikėjau tokio tikrai, bet lyderį tokia dar nemačiau. Taip, tai patiko labai. Kaip ruošitės? Ar specialiai kažkaip ruošitės šiam maratonui? Žinokit, ruošiuos, treniravausi. 2 metų treniruojuos, visur važinėjom, visur dalyvaujam varžybose. Taip, bet pirmas kartas toks mano. Finišavote, dalyvavote 5 km bėgime, kaip jums sekėsi šiandieną? Neblogai visai, konkurenčių kaip ir nesimatė, bet tiesiog oras buvo nekoks. Saulė labai spigino, tai ką. Per šiltą? Taip. Kiek laiko jau užsiminėte šią sporto šaką, kiek laiko bėgiojate ir panašiuose... Apie metus laiko. O panašiuose turnyruose kelintą kartą dalyvaujate? Nu, jau tikrai ne pirmą, ne penktą ir turbūt ne paskutinę. Ir kaip sakėsi ankstesniais kartais? Nu, prizinė irgi tapau. 5 km bėgot kaip varžovės, ar stiprios buvo, ar neturėjot konkurenčių? Nelabai stiprios buvo, iš tikrųjų nebuvo prieš ką bėgti. Na, o dabar grįžkime prie pusės maratono bėgimo. Jūsų ekranuose kaip tik šio bėgimo lyderis nuo pat distancijos pradžios, tai yra nuo 1 kilometrų į priekį įsiveržęs Mindaugas Viršilas. Praėjusiais metais jis Druskininkų pusmaratonėje nedalyvavo, tačiau šiemet įrodinėja, kad yra puikiai pasiruošęs. Na, jis yra nuolatinis įvairių maratonų dalyvis, taigi jam toks bėgimas nėra naujiena. Taip pat reikia paminėti, kad trasa šiais metais yra šiek tiek pasikeitusi, ji nesidriekia centrinėmis Druskininkų gatvėmis, daugiau trasos eina per mišką, taigi galbūt tai kai kam ir sudaro problemų, tačiau be abejo reikia pažymėti, kad tuom šis maratonas šiemet ir yra turbūt išskirtinis, kad
Jame galima bėgti ir, pavėsyje ir kur nevargintų galbūt bėgikų kaitri saulė. Kaip matote, vandens stotelės, be abejo atgauti jėgas reikia. 1,5 valandos bėgimo ir žinoma, štai. Na kągi, o dabar jau pasveikinkime nugalėtoją. Mindaugas Viršilas, pirmasis, įveikė Druskininkų pusmaratonį ir jis tai atliko per 1 valandą 9 minutės ir 40 sekundžių. Taigi puikus laikas, pagerintas praėjusių metų rezultatas nugalėtojo ir pačio Mindaugo įspūdžiai Sport1. Galvoju, kad bus blogiau, bet neblogai tikrai jaučiausi. Specialiai ruošėtės šiam maratonui? Ne, tiesiog gerai bėgas ir nuo pat pradžių ir vedžiau. Tie, kurie dalyvavo 5 km bėgime, sakė, jog šiek tiek saulutė trukdė, ar jums oro sąlygos buvo palankios? Oro sąlygos buvo labai geras. Miške jokios saulės nebuvo, pavėsis vien, nebuvo karšta, tikrai labai gerai buvo bėgti. Kelintą kartą jau tenka dalyvauti panašiuose maratonuose, pusmaratoniuose? Oi, nebeskaičiuoju. Tikrai nemažai dalyvauju ir Lenkijoje, ir Lietuvoje, visur. Na kągi, antrasis vyrų grupėje liko praėjusiu metu nugalėtojas Aleksejus Čemodanovas, o trečiasis Aurimas Gudaitis. Kaip tik ir siūlome išgirsti, ką apie savo pasirodymą mano šie Druskininkų pusmaratonio prizikai. Sunku buvo, nes vakar dalyvavau Baltarusijos čempionate, ten patekau į 5-tuką, todėl šiandien nebuvau šviežias. Daugiau viskas gerai, man pas jūs patinka bėgti, nes trasa driekėsi per mišką, todėl nesijaučia vėjo. Taip pat čia geras oras, o Lietuva labai svetinga šalis. Aš čia jau antrą kartą, praėjusiais metais buvau čempionas, šiais metais antras. Ir jei viskas bus gerai, atvažiuosiu ir kitais metais. Так что, если будет все хорошо, то приеду на следующий год еще. Ką galite pasakyti apie savo varžovus? Ну, первый, конечно, без вопросов сильный был очень, потому что он буквально сразу задал темп. Nugalėtojas be abejo buvo labai stiprus, jis nuo pat distancijos pradžios išvystė aukštą tempą ir jau po 5 km aš nebegalėjau jam sudaryti konkurencijos. Gerai bėgo. Сильно бежал. Koks maratono momentas jums buvo pats sunkiausias? После 10 километров стало тяжеловато, потому что я немножко травмировался и сейчас Turbūt po 10 kilometrų pasidarė labai sunku, nes aš esu po traumos ir treniruojuosi dar tik 3 savaitės, todėl dar trūksta fizinio pasirengimo. Aš ruošiuosi maratonui, taigi pusė maratono man pats tas. Gali būti, kad už poros savaičių dar kartą pusmaratonį bėgsiu Rygoje, tad stengsiuosi. Kaip jaučiatės finišavęs pusmaratonį? Normaliai, lengvai kažkaip prasibėgo, tikėjausi 1:16 maždaug subėgti, gavosi minutę greičiau. Patenkintas. Dar prizinės, šis gerai. Specialiai ruošitės šiam pusmaratoniui? Šiam? Nu taip, kai po ilgos pertraukos pradėjau bėgioti, tai kaip ir ruošiausi iš tikrųjų. Taip, bet prasme norėjau tą 1:16, čia prizinės vietos net nesitikėjau iš tikrųjų. Daug stiprių varžovų, bet kažkaip pasisekė šiandien. Apie varžovus stiprus, iš kokių šalių buvo patys stipriausi jūsų konkurentai? Kaip matot, laimėjo lietuvis, tai jisai nuo mažų dienų, galima sakyti, mano konkurentas. O šiaip buvo Lenkų stiprių pora, Baltarusis, lietuvių. Nuo mažų dienų tai senai jau bėgiojate, tai kas vis dėlto patraukia, kuo traukia tokia sporto šaka bėgimas? Tai pradėjau kaip ir nuo mokyklos laikų, nuo visokių keturkojų ten žaidimų, tai taip gavosi, kad ištvermėsi vis tiek gal turbūt ir pradėjau bėgioti. Visokia normaliai sekėsi nuo pačių pradžių. Pats esate dzūkas, druskininkietis, nors ir ne salė, sienų nėra, bet vis dėlto atmosfera padėjo šiek tiek? Šiaip tai aš iš Druskininkų čia kraštą. Mokiausi Kaune, tai atsibėgau už Kauno klubą, o šiaip už Druskininkus. Padėjo tai? Nu, aišku, padėjo. Vis tiek čia stovyklos būna, trasa žinoma buvo. Tai ką, žinojau, kur sunku, kur lengviau. Taip ir gavosi, kad paskaičiau gal jėgas. O kasgi triumfavo moterų grupėje ir kaip sekėsi nuolatiniam maratono dalyvių aktoriui Rolandui Kazlui, visą tai po trumpos pertraukėlės. Sveiki sugrįžę, tęsėme laidą Sportas LT, kurioje šiandien apžvelgėme Druskininkuose vykusi tarptautinį pusmaratonį 2011. Na ir dabar pats metas pasižiūrėti, kasgi triumfavo moterų grupėje. O tai yra Gailutė Keliotienė, įveikusi distanciją per 1 valandą 32 minutės ir 55 sekundės, 4 minutėmis pagerinusi praėjusių metų rezultatą ir triumfavusi moterų grupėje. Taigi dabar pačios nugalėtojos įspūdžiai. Kaip jaučiatės pirmo finišavusi?
Gerai jaučiausi, todėl kad pasiekiau tikslą. Galėjau greičiau, bet man užteko tokį tempą. Šio pusmaratonio koks tikslas buvo? Mano tikslas buvo, šiais metais dar nebėgau, ruošiaus vasaros sezoną, buvo prabėgti pasitikrinti. Aną savaitgalį tikrinusi 11. Šitą. Galvoju 21, nes po mėnesio bėgsiu Ventspilį 21. Saulutė nesutrukdė? Ne, aš nebijau karščio, man škai šalta blogai. Ką apie trasą galit pasakyti? Kaip trasa? Būtų viskas gerai, jeigu būtų gruntas šiek tiek geresnis miške. Taip tai gera, nelengva tokia trasa, jinai nėra greita, kadangi labai daug posūkių. Čia gerą laiką labai nepasieksi. Bet taip labai, man patinka, kur kalniukai, aš nemėgstu lygumos. Aš iš Ežerų krašto, ten daug kalniukų, išmolėta. Ar jautėsi moterų alsavimas jums į nugarą, ar jautėsi konkurencija? Gal kiek čia, 1,5 kilometro. Paskui pabėgau iš karto, galvoju, nėra čia ko. Iš karto? Iš karto. Ja, ašgi žiūrėjau laiką, paskui laikrodį pamečiau tarp kitką trasoj. O kuris momentas pusmaratone buvo pats sudėtingiausias jums? Būna kažkur 13 kilometrai būna sunkiausia, paskui kokius 3 kilometrus prabėgė, paskui vėl. Tiesiog į ritmą tokį įeini, viskas liktai negražus dėl žodžius automatiškai, bet sinchroniškai gaunasi. O tada, kada tas vyksta lūžis, kas tada svarbiausia yra psichologiškai kažkaip nusiteikti ar atrasti jėgų? Žinokit, psichologiškai, Jėzus, kaip man nesunku. Sunku, jeigu nori kažkaip, vis tiek reikia pakentėti bėgant. Bet kaipgi nesinori prabėgti, kai treniruojas, tai norisi geresnį rezultatą. Turbūt ne pirmą kartą dalyvaujate maratonuose, bėgimuose. Ar nebuvo tokių atvejų, kada bėgate ir vyksta tas lūžis ir atrodo jau, nedalyvausit, nebėgsit, nenugalėsit? Tai būna, ypač ilgose nuotoliuose, kur 21, ten iki 12, tai nebūna. Ten reikia biškį gal kitaip, o čia, visada. Aš galiu. Kaip ir minėjome, šiame pusmaratonėje dalyvavo ir žinomas aktorius Rolandas Kazlas. Jis trasą įveikė per valandą 35 minutės ir 47 sekundės. Taigi, ką apie šį pusmaratonį gali pasakyti pats Rolandas? Varžybos nepavyko, bet gavosi gera treniruotė tiesiog, nes bėgau galbūt lėčiau dėl kelių priežasčių, nes vakare spektaklis Kaune ir nelengvas. Dar galbūt neatsigavęs po maratono Krokuvos, kuris buvo prieš mėnesį, nepilną mėnesį. Taip kad ir nuo amžius turbūt jau veteranas. Ir kągi, taip viskas susideda ir gavosi toks vidutinis rezultatas. Bet žinot, kaip sakyt, man kaip mėgėjai, kaip veteranai, kovoju tik su savęs, su savo silpnumu. Žiema, ilga buvo, įvairi, tos šilumos susilaukė ir dabar prasidėjo tas sezonas, dar turbūt gal nespėjot ir pabėgiot, ar Vilniuje yra galimybė kažkur tai pajudėti, pasportuoti, kad palaikytą formą tokia geresnė? Tai formą palaikom visus metus, bet aš esu iš tų, kurie labai mėgsta šaltį, mėgsta lietų, mėgsta vėsą, dulksną tokią, labai tada gerai jaučiuosi. Rezultatai mano žiemą, anksti pavasarį būna žymiai geresni negu vasarą. Matyt, žmogaus organizmas negali būti visus metus vienam pakilime kažkokiam aukštam. Tai būna nuopolių, būna pakilimų, nuopolių ir pakilimų, taip. O yra kaip yra, šiaip smagu buvo pabūti vėl Druskininkuose, sveikatingumo sostiniai, ačiū organizatoriam, ačiū miestui, aišku. Šiek tiek galbūt galima buvo ir prabėgti ir centriniam gatvėm, vis tiek, kad žmonės pamatytų sportuojančius, o dabar, kai bėgi 20 km ties kapinėm, žinot, nejauku, paskui 21 km eina berniukas su žvake, matyti į bažnyčią, aš nežinau, turbūt dar į pirmą komuniją, irgi kažkaip baisoka, bet manau, kad nieko blogo, kad ir svečiai Druskininkų pamatytų, kad kiek vis tik Lietuvoje yra daug sportuojančių žmonių. Ir nebijotų įsileisti į centrinės gatvės. Čia tiesiog šiaip pamastymui ateičiai. O šiaip, man atrodo, bėgimas gerėja. Aš jau dalyvauju gal 4 kartą. Tikrai smagu ir dalyvių kiekis jau pagausėjo ir svečių iš kitur yra. Taip, kad atvažiuosim ir kitais metais. Visa trasa nelygi. Reiškia, medžių šaknis įsikišę. Ten traktoriaus išmalta, reikia labai saugot kojas. Nes gali vienas neatidus žingsnis ir tau gali būti chana.
ir visas tavo sezonas baigtas. Šiandien dalyvavot, bėgot ar dėl rezultato, ar daugiau dėl savęs, ar turėjote kažkokių tikslų? Darbas mano toks, visą laiką reikia būti pasirengus, turi būti fiziškai ištvermingas, kadangi dirbu gaisrininku, tai žinot. Reikia būti, visada turi būti pasiruošęs. Kokiam didžiausiam maratone teko pačiam dalyvauti? Vilniaus maratonas. Kuo traukia šis tokia būtent sporto šaka, tas bėgimas, ne kultūrizmas, ne krepšinis, ne futbolas, ne tinklinis, o bėgimas? Ką aš žinau, bėgdamas apmastai reiškia visą gyvenimą savo. Jeigu bėgi maratoną, tai praeina visas gyvenimas tavo. Atsimeni, kada gimėjai, kada reiškia pradėti mokyklą, kada pirmą cigaretę surūkėjai. O nebūna momentų, kad norisi viską mesti, spjauti ir sustoti? Tai būna. Maždaug nuo 30-35 km toks užeina silpnumas. Atrodo, kad kažkas ant tavo peties tupi. Na, kaip sakykime, kaip koks velnės ar panašiai. Ir jis tau sako, sustok, nebėk, kam tau reikia. Sustok, sako, baik truputį. O jeigu jau paeisi, tai jau viskas. Druskininkuose bėgikai taip pat varžėsi ir estafetės distancijoje 2 po 10,5 km ir joje triumfavo Vievio bėgikai. Šiandieną pusmaratonyje Druskininkuose komandinėje įskaitoje finišavote pirmieji. Kaip jums sekėsi, kokiamis nuotaikomis finišavote, ar tokio starto tikėjotės? Žinoma, tokio tikėjomės. Nebuvo labai stiprių varžovų ant estafetės, tai galvom gerą vietą kaip prizinę. O prieš šį pusmaratonį ar treniravotės, kažkaip specialiai ruošėtės? Specialiai ne, šiaip krosas pabėgiojam. Aš ilgesnius, jisai atkarpas šiaip. Šios dienos pusmaratonėje, būtent Druskininkuose, kaip buvo trasa, daugelis sako, jog buvo pavojingų ruožų, pavojingų vietų, kaip jums pasirodė trasa? Palyginus trasa tai gera visai, šiaip mažai kalnų buvo, patiko trasa. Na, o štai ir mūsų maratono debiutantai. Tas pirmas kartas, ar nepasigailėjai po 5 km, kas startavai? Nelabai. Svarbiausia, kada bėgau. Bliamba. Jeigu ne tas žmogutis, kuris geltonas atbėga, nebūčiau dabėgęs. Vis dėlto sunku yra pusė maratono. Buvo su šito žmogučiu pirmą kartą atbėgti. Nelengva. Kas, ar fiziškai, ar psichologiškai reikia? Truputį labai skauda. Truputį labai. Šiaip viskas gerai. Širdelė atlaikė. Pirmas kartas blynas neprisvilo vis dėlto? Pasirodo, ne. Reikėjo 1 metrą kitą paeit, bet... Blynų bus daugiau? Galas buvo atbėgtas. Taip. Saulutė netrukdė? Ne, ačiū Dievui, kad švietė. Kuo daugiau saulutės. Ačiū. Sėkmės. Dėkui. Kaip jums įspūdžiai po pirmo karto? Super, viskas galiu pasakyti. Iš tikrųjų nesitikėjau ne tokio gero rezultato, kaip ir minėjau, mūsų tikslas buvo per 3 valandas išbėgti. O išbėgau netgi greičiau negu per 2 valandas, tai aš manau, vos ne tapau savo šeimos giminės čempionus šiandien. O iš tikrųjų oras puikus, trasa irgi buvo puikiai, nes driekėsi miške, todėl saulė tikrai nevargino. Ir kaip minėjo kolega, pirmas blynas buvo labai skanus, su daug uogienės saldžios. Kuriam kilometre buvo lūžis? Lūžis buvo 15-16 km, kada vėl įsijungė galbūt jau 4. kvėpavimas, nežinau, turbūt, kad 4. kvėpavimas ir po to viskas klojosi tikrai puikiai. Jeigu gerai pamenate, šie vyrai pačioje laidos pradžioje žadėjo pusmaratonį įveikti per 3 valandas ir tai jiems puikiai pavyko. Abu jie tilpo į 2 valandas 5 minutės, taigi tikrai neblogas rezultatas kaip pirmą kartą bėgant pusę maratono. Na, o dabar metas apdovanojimams ir metas pagerbti šio pusmaratonio herojus, o mes jums priminsime visų kategorijų nugalėtojus. Taigi, kalbant apie pagrindinę pusės maratono 21 km 97 m distanciją, nugalėtojai vyrų grupėje Mindaugas Viršilas. Na, o tarp moterų geriausia buvo Gailutė Keliotienė, 5 km bėgime triumfavo Egidijus Markūnas ir Jolanta Kamantauskaitė tarp moterų. Na ir be abejo estafetėje 2 po 10 km 550 m Vaidas Kazakevičius ir Vaidas Davidavičius. Na, mūsų laida jau artėja į pabaigą. Belieka jūs visus pakviesti gegužės paskutinį savaitgalį atvykti į Nidą ir dalyvauti ten vyksiančiame maratone. Na, o jeigu nesijaučiate dar pajėgus įveikti visus 42 km arba norite
turėti daugiau laiko pasiruošti, be abejo, rugsėjo 11 dieną jūsų laukia Vilniaus maratonas. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote ir iki. Vyrai, trečioji vieta. Kadangi aš pats esu druskininkietis, tai man labai smagu, kad tokios šventės čia vyksta. Palaikiau, aišku, pirmiausia, žvalgiausi į lyderius ir malonu, kad šiandien jaunas vaikinas laimėjo šitą distanciją ir gana aukštas rezultatas yra. Šiai dienai mes gal ilgų nuotolių bėgikų ir maratonų labai stiprių neturim, sakysim, jeigu kalbėsime apie pasaulinį lygį, bet žiūrint tokias šventės ir į tokius renginius, aš manau, kad tik laiko klausimas, kada pas mus atsiras ir vyrų stiprių maratonų bėgikų, ne tik tai moterų. Šių renginių tikslas nėra vien tas sportinis, tai yra, aš sakyčiau, net socialinis reiškinys. Man dažnai tenka buvoti užsienį ir matyti didžiuosius maratonus. Kai žmonės, sakysim, pakliūti į Londono maratoną, registruojasi 2 valandas, užsiregistruoja virš 200 000. Ten jokios nėra problemos su rėmėjais ir panašiai. Tai aš dabar, kiek sužinau dėl skaičių, tai aš galvoju, labai gera kreivė yra, jeigu kažkada dalyvavo 100 dalyvių ir dabar antrą daro ar trečią renginį, aš dabar nežinau pagal eilę, jau 400 dalyvių, tai jeigu tokia progresija bus, tai aš tik džiaugsiuosi ir žmonės jau gali savo sveikatinimui kažką skirti ir tai labai vertina ir ta tik ekonominė situacija, kaip pas mus gerės ir aš manau, tų žmonių gerės, jie pirmadienį visi sugrįš į darbą ir čia daug mes sprendžiam uždavinių, ne vien tą sportinį. O tuo pačiu ir pritraukiam perspektyvų jaunimą, sveikai gyventų ir mes iš jų atsirinksim geriausius sportininkus paskui. Kaip šiandieną sekėsi auklėtiniams, ar patenkinti pasirodymu? Nu, šauniai, sakysim, tai mano ir Sausaičio toks auklėtis, jis 4, pirmą kartą pabandė jaunas vaikinas, finišavo druskininkietis Valalis Saulius, tai mes jau nusprendėm po šių varžybų bandyti maratoną Vilniuje bėgti. Mano to viskas ir prasideda. Šitas renginys vyksta pusmaratonis jau 2 kartą. Pernai vyko 1 kartą ir turėjome tik tai apie 100 dalyvių. Šiemet jau sulaukėme arti 400 dalyvių. Programą išplėtėme, padarėme stafetės, nes ne visi žmonės gali veikti 20 km, tai yra 21,5 maratono, tai leidome pasirinkti ir bėgti 2 po 10. Ir yra dar viena rungtis, tai visiškai pradedantiesiems vaikams 5 km. Kas, matau, labai pasiteisino, tikrai pritraukėm ir šias rungtis dalyvių. Iš kokių šalių atvyko, nes girdėjosi ir rusų, ir lenkų, ir lietuvių kalbos? Jo, gausiausia delegacija tai yra mūsų kaimynų lenkų, manau jų arti 40 net buvo. Toliau turėjom baltarusų, anglų, latvių, rusų, olandų, mačiau buvo. Tai jau tarptautinis renginys, nes tiek šalių susirenka į šį miestuką, sakykime, nutolusi nuo sostinės. Daugybė dalyvių, kiek jauniausiam dalyviui metų? Mačiau, tiksliai negaliu pasakyti kiek metukų, bet vizualiai, manau, tai mergaitai buvo 4 metai, kuris su tėčiu įveikė 5 km ir rezultatas buvo 45 minutės, jei neklystu. O vyriausiam kiek dalyvių? Vyriausiam irgi reiktų pasitikslinti protokolus, nes šiandien irgi registravosi, bet mačiau pažįstamų dalyvių, kuriem yra tikrai arti 80. Truputėlį apie trasą. Vieni gyrė, kiti peikė. Jūsų nuomonė apie trasą, kuri yra druskininkose, kurią turėjo įveikti pusmaratonio dalyviai? Trasa iš tikrųjų yra netradicinė, kaip renginiam dauguma vis tik tai renginių vyksta miestuose, miesto gatvėm. Šis renginys yra, sakykime, toksai gamtos ekologinis renginys, jis vyksta miške, o miške jinai yra kalnuota. Ta trasa, tai vieniem žmonėm patinka, kad tai yra gamta, labai švarus oras, gražus miškas, kiti mėgsta lygią, greitą trasą, kaip miestuose. Sakykime, visiems neįtiksi, bet tai yra, manau, geras yra paįvairinimas, kad ne vien miesto gatvėmis bėgiot. Geometrinė progresija priekyje, daugėja dalyvių kitą metą. Taip pat bus organizuojamas toks renginys. Žiūrėsim, artimiausias renginys yra pas mus Nidoje, paskiau rudenį Vilniaus maratonas, o jau po Vilniaus maratono tada tikrai sėsim, galvosim, žiūrėsim, kur kokie renginiai vyks 2012 metais. Norėtųsi tikrai, kad tie renginiai būtų, kad jie vyktų, nes matome, jeigu padidėja dalyvių skaičius beveik 300, reiškia, žmonėms to reikia. Ir iš tikrųjų reikia supratimo ir palaikymo iš valdžios, iš miestų, iš savivaldybių, nes vien entuziazmų, savanorių darbų neįmanoma auginti didelį renginį. O tai, jeigu atvažiuoja, sakykime, 400 dalyvių, jie beveik visi atvažiavo iš vakaro, jie nakvojo, valgė, tai yra ir žmonėms pramoga, ir, manau, miestui pelnas. Toks renginys puikus pavyzdys, jog Lietuvoje populiarus ne tik krepšinis. Tai be abejo, populiarėjom ir, manau, anksčiau ir vėliau tikrai išauksim iki didžiųjų Europos maratonų.